Barankinai, būk žmogus. Scenarijos autorius Medvedevas, režisierė Snieško Blotskaja, dailininkas Urmančia, kompozitorius Geviksmanas, operatorius Rizo. Filmą įgarsino Lietuvos televizija. Su naujaisiais mokslo metais. Gėda dvejetukininkams, o juk davė žodį, kad pasitaisys. Barankinai, būk žmogus. Ištaisyk rytoj dvejetą. Ir tu, Malyninai. Kad rytoj sekmadienis. Vis tiek reikia mokytis. O mudu nežinome, kaip spręsti uždavinį. Aš jūs pamokysiu. Vadinasi, susitarėme. Sekmadienį. Pasimokykite su Miša ir ateisite į mokyklą medelių sodinti. Oho, dar medelius sodinti. Pagyvenčiau, kaip šie žvirbliai. Kur tik negirdėčiau. Kelkis, renkis. Nuei, atnešk, mokykis, skaityk. Vien tik žino, fokina, ką reiškia. Barankinai, būk žmogus. O jei aš nenoriu būti žmogus. Mano mama sako, jei labai norėsi, tai ir riestanosis gali išsitiesti. Tfu, kad tu vaikštai su tokia nosimi. Aš ne apie nosį. O jeigu mes pasiverstume žvirbliais ir sekmadienį praleistume žmoniškai. Puiku, Barankinai, taip bent sugalvojai. O gal geriau pasiversti drugeliais, Ką čia šneki, drugeliais, drugeliai vabzdžiai. O žvirbliai šiaip ar taip paukščiai. Na gerai. Pasiverskime tuoj pat, kol nėra Mišos. Tad ruoškimės pavirsti žvirbliais. Pasiruošt? Kartok iš paskos. Pradedam. Nenoriu mokytis, noriu būti paukštis. Aš įsitikinęs, kad žvirbliai gyvena be rūpesčių. Štai ir aš nepajutau, kaip žvirblį pavirtau. Na kaip? Oi, Miša ateina. Viskas žlugo, nespėsiu. Štai ir aš nepajutau, kaip į žvirblį pavirtau. Barankinai! Pasivertė. Kaip matai? O tu mokysies čiauškuoti. Jau ir aš lėkiu pasivertė. Malyninai! Žvirbliuku. Šaunuolis, Malyninai. Vis dėlto suspėjai. Kiek.
dulkės. Reikia pamokas ruošti, o ne šaudyti iš laidynės. Štai kur tie dykinėtojai. Gerieji sūneliai. Kodėl jūs slepiatės? Atleiskite, piliete. Mudu jūs matome pirmą kartą. Piliete? Gerieji žvirbliai, paklausykite, kaip jie vadina savo tikrąją motiną. Netvarka. Matai, koks šių dienų jaunimas. Garbės žodis, mes ne jūsų vaikai. Vai, mamytė. Jūs mano vaikeliai. Tuojau mokysimės sukti lizdą. Vėl mokysimės kokį lizdą. O tu sakei, kad jų gyvenimas puikus. Taip Nina Nikolajevna sakė. Aš nesimokysiu. Kas nenori mokytis? Aš. O mušti nepedagogiška. Ką? Iš kur tokių žodžių prisirinkai? Žiūrėkite, lizdą reikia sukti taip. Snapeliu imame šapelį ir sukame jį žiedu. Paskui... Ai, tėvelis atskrido. Mūsų čirškutis. Čikčirik, čikčirik, čikčirik. Greičiau, sūneliai, greičiau, žvirbleliai. Radom tuščią inkilėlį. Inkilėlis, mano svajonė. Taip, inkilėlis. Skubėkime užimti. Reiks kautis. Puolam inkilėlį. Šaunuolis, visai toks kaip aš. Pirmin, realiai. Nesipešiu dėl inkilėlio. Gana prisičiauškėjau. Gerai, lauk signalo. Tėvelį atakuoja. Sprungam. Sakiau tau, kad geriau pasiversti drugeliais. Jų gyvenimas tai visai be rūpesčių. O ką jie veikia? Čia ir visa esmė, kad nieko neveikia. Skraido po gėles, geria saldų nektarą ir nieko neveikia. Meluoji. Kaip tai nieko neveikia? Jie apdulkina gėles. Apdulkina? Tik šiaip savo. Iš neturėjimo ką veikti. O mudu ir to nedarytume. Na, jeigu taip, tai geriau drugeliais pasiversti. Pilkatės! Ruoškimės pasiversti. Aš Įsitikinęs, jog drugeliai gyvena be rūpesčių. Suspėjome! Oi! Juk tu mahana! O tu kopūstinis drugys, daržų kenkėjas. Čiurliai irgi minta drugeliais. Matau. Drugelė, slėpkis, nes tave irgi suės. Nesijaudink, jie jau užmigo žiemos miegu. Toks gamtos dėsnis. Meluoji. Garbės žodis, Nina Nikolajevna sakė, kad visi drugeliai rudenį užmiega ir miega iki pavasario. O ką mudu veiksime? Tikrai neužmigsime. Juk mes nepaprasti drugeliai, o pasivertėliai.
badu. Žadėjai nektarų, dabar vaišink. Kodėl jūs nedirbate? Dirbkite, apdulkinkite darželio gėlės. Ten apačioje. Kažkoks nesusipratimas. Man pasirodė, kad čia buvo Sinafokina. Štai kur mudu prisisiurbsime nektarų, Jūra. Mūsiškiai triūs. Na ir tegul. O mudu siurbsime nektarą. Zinute, drugeliai atskrido. Kur drugeliai? Slėpkis. Kur jūs matei? Štai ant šitos gėlytės. Ir ant šitos. Vienas drugelis toks mažytis, o kitas toks didelis. Kostė, skriskime iš čia, nes Fokina gali sugauti. Ką, tu mėgi? Štai jis. Kur? Štai čia, ties popieriumi. Kopūstinis baltukų šeimos drugelis. Tokių jau turime kolekcijoje. Aha, yra. Na, mergužėlės, lelijėlės. Oi, Zinute, dar vienas drugelis. Oi, koks gražus. Tai machaonas. Mergaitės, tai stebuklai. Čiur gaudysiu aš. Dabar juos numarinsiu, paskui išlyginsiu. Molininai, klausyk mano komandos. Aš įsitikinęs, kad skruzdės gyvena be rūpesčių. Štai aš nepajutau, kaip į skruzdę pavirtau. Paskui į džiovyklą. Nieko nėra. Nieko. Sveiki, vaikai! Gal pažaiskime futbolą? Jokios technikos. Tamsa, pilkumas. Nors kokius neštuvus sugalvotų ar karotį. Keista. Poilsio diena. O jos dirba. Na ir kas? Instinktas? Skruzdėlės jam paklūsta? Na ir kvailis. Aš nepakluščiau. Ar tu žinai, kokia jėga? Tikrasis instinktas! Oi, instinktas, tai prikibo, nenaudėlis. O mudu jam nepakluskime. Gerai, Oi. Jis vėl man krauna. įveik. Įveikėme. Jūs sergate? Ne, aš sveikas. Aš irgi sveikas. Tiesiog mes ilsimės. O kodėl jūs ilsitės, kai visi dirba? Poilsio diena. Kai
kai mudu gyvenome štai tenai, mūrinėme skruzdėlyne, tai yra su žmonėmis, mudu tokią dieną nieko neveikdavome. Pavojus! Rudosios skruzdėlės artinasi! Oi! Oi, Rudosios mūsiškius muša! Tai bjaurybės. Pirmin, vaikai! Muškit rudąsias! Jūra, žiūrėk, jos veda juodasis į vergiją. Mirtis rudosioms! Kostė, palauk! Rupo gėlytės ir tuo jau pat pasivers žmogumi. Greičiau kartok. Nebūsiu ne už ką, aš skruzdėlė menka. Dabar tetrokštų vieno būt žmogumi kasdieną. Malininai, nu, pasivertei. kad nieko neišeina. Aš noriu visą laiką būti žmogus. Viskas žlugo. Lik sveikas, barankinai. Ne, nežlugo. Klausyk manęs. Kostė! Ištikimos draugė. Malininai, čia tu. O aš maniau, tave prarijo kirmėlė. O aš maniau tave. Jų balsai. Ei, vadinasi, mes gyvename. Vajo! Dabar tetrokštų vieno būti žmogumi kasdieną. Barankinai! Malininai! Amžinai jis vėluoja. Malininai! Ką jūs iš dangaus nukritote? Miša, mes gyvename kaip žmonės. Kaip žmonės. Gera būti žmogumi. Tiesiog nuostabu. Na, eime mokytis. Aš jūs pamokysiu. Mes patys ir į sodą ateisim dirbti, ir uždavinį spręsim patys. Oho, jūsgi sakėte, kad nesuprantate uždavinio. Anksčiau nesuprasdavome, o dabar viską suprantame.